Sveiki, kad žiūrit. Šiandien darysim paštetą. Vištienos kepenėlių paštetą. Čia turim kepenėlės. Įsivalysim jas. Reikės želatinų irgi nedaug. Sviesto irgi nedaug. Česnako, svogūno ir pupelių. Žiūrėsim, pupelės visas nedėsim. Žiūrėsim pagal kaip mums išės. Pupelių reikės dėl to, kad kepenėlės turi vištienos labai yra stipraus skonio, kad biškai sušvelnint, mes įvesim pupelės. Nu ir viską pavarysim su tokia mašina, vieną masę ir žiūrėkit, bus įdomiai. Tai va, mūsų kepenėlės išvalytos, česnakai su svogūnais supjaustyti, einam kepti. O dedam kepti. Nu čia biškai užduskinam, išpipirinam. Dėsim dar aštrios paprikos. Labai tinka paštetui. Nu, tegul kepa dabar. Mūsų svogūnai jau apkepė, pageltų gerai. Dabar dėsim mūsų kepenėlės. Išvalytas, švarios kepenėlės. Dėsim kartu tegul kepa. Norit. Tinka česnakas džiovintas, labai tinka. Juodieji pipirai. Druskos. Ir aišku, aštriusios paprikos rūkytos. Labai gerą skonį duoda. Ir paštetas turi biškį būti aštrus. Nu, va taip. Ir dabar ant mažų dujų tegul jisai gaminasi. Nu, taip turim kepenėlės mūsų jau išsitušino, su svogūnais, su česnaku. Dabar dedam sviesto. Kokį 100 gramų. Va taip. Ir mūsų želatiną išmirkusi metam ant mikrobankę. Mikrobankė taip pat kad ištirpusi. Na, želatinas mūsų ištirpo. Dabar ištirpinam sviestą. Tai va, dabar visą tą sumetam čia ir trinsim. Dabar trinam viską į vieną masę. Ant didelių apsukų. Dadėsim vis dėlto truputį pupelių. Nedaug, porą šaukštų. Pupelės minkštos. Patikėkit, jos čia tiks labai. Su kepenėlėm vištienos labai gerai derinasi. Ir vėl trinam į vieną masę. Ant didelių apsukų. Nu, matot, kai susitinė gerai, dabar pilam želatiną. Mes turim paštetą pjaustomą. Pilam želatiną. Ir išmaišom iš pradžių ant mažų apsukų. Nu, išsimaišę, dabar galim ant didelių. Pažiūrėkit, kokia pasaka gavos. Susipilam, kol dar yra šiltas. Uždengiam. Keitinam žiūdų. Va taip. Nu, žiūriu, kaip mums čia išėjo tas mūsų paštetas. Nu, labai šauniai. Tepam biškį su margarinu vegetaliniu.
Puikus. Uždėsim pipiriukų. Ir užpilam mūsų vyno sirupą. Nu, su vyno sirupu. Visiems skanaus ir iki sekančio. Iki.